Labas rytas visiems, labai džiugu su jumis susitikti dar viename webinare. Mano vardas yra Roberta, aš esu testų mokymų centro vadovė ir šiandien mes kalbėsime apie kruizus po Graikijos salas. Pirmiausia, norėjau pasiklausti jūsų, ar girdite, ar matote ir ar galime pradėti. Labai džiugu, bent kažkas girdi. Taigi, apie ką kalbėsime šiandieną? Webinaro metu kalbėsime apie tai, kokiems turistams tinka šie kruizai, su kokia kruizų kompanija jie yra organizuojami, su kuriuo laineriu yra plaukiama. Taip pat kalbėsime apie formalumus laive, kokia yra specifika atostogaujant laive, kokie yra kajučių tipai, ką reikėtų atkreipti dėmesį. Taip pat pristatysiu jums siūlomus 2 maršrutus bei lankytinas vietas šių maršrutų metu. Taigi, kas tai yra tokio? Skrisk, ilsėkis, plauk, pažink. Tai yra pilnas kelionės paketas, į kurį yra įskaičiuotas skrydis į Kretą ir atgal, 4 nakvynės viešbutyje Kretoje ir 4 dienos arba 3 nakvynės laive. Arba gali būti 5 dienos, 4 nakvynės laive ir 3 naktis viešbutyje Kretoje. Tačiau reikėtų atkreipti dėmesį, kad jeigu norime užsakyti ilgesnės trukmės kruizą, tai yra 4 nakvynių laive, tuomet reikia užsakinėti ilgesnį kelionės paketą, nes jeigu užsakoma tik tai 7 nakvynėms, tai turistai į kruizą nesuspėja. Tai reiškia, jeigu norima ilgesnio kruizo, tuomet reikėtų užsakyti 9 arba ilgesniai nakvynių trukmei kelionės paketą Kretoje. Taigi, priklausomai nuo turistų poreikių yra galimybė S kategorija laive, taip pat viešbučio kategorija nuo 3 iki 5 žvaigždučių. Ir per trumpą kruizo laikotarpį yra aplankomas maksimalus skrydis. Taigi tai yra puikiai galimybė pažinti Graikiją per 7-8 dienas, arba 9 dienas. Kamgi tinkamas šis kruizas? Pirmiausia, šeimoms su vaikais. Tai yra puikiai kelionė, nes jos metu šeimos ras viską, kas yra reikalinga. Tai yra ir poilsį Kretos paplūdimiuose, pramogų kruizino laive, restoranus, baseinus, vaikų žaidimų kambarį, parduotuves, spa salonus, netgi kino teatrą. Taip pat šį kruizą galima siūlyti jaunimui ir poroms. Jie bus sužavėti nepakartojamais saulėtekiais, saulėlydžiais atviroje jūroje. Turės galimybę laive už papildomą mokestį užsisakyti įvairiausias papildomas paslaugas, netgi įmanoma užsisakyti ir simbolinę vestuvių ceremoniją laive, pusryčius į kajutę su šampanu arba kažkokią staigmeną mylimąją arba mylimajam, gėles, taip pat galima atlikti staliuko rezervaciją restorane, kapitono sveikinimą ir kitas papildomas paslaugas. Šie kruizai taip pat yra tinkami ir vyresnio amžiaus žmonėms, senjorai čia rastų ramų ir patogų poilsį viename iš didžiausių Celestial Olympia kompanijos laivų. Pasivaikščiojimai būtų gryname ore, taip pat veikia medicinos personalas, yra kajučių pritaikytų žmonėms su negale, o šventės atidarymui arba jubiliejui yra galimybė užsisakyti gėlių, tortą, įvairiausius kitus surprizus. Jaunimui taip pat kasdien bus siūlomi ir pramoginiai renginiai, diskotekos, veikia barai. Taip pat jaunieji galės patirti ir įvairiausių įspūdžių sustojus salose ar žemyno dalyse. Be abejo, galima pasiūlyti ir įmonių kolektyvams, organizuoti įmanomą konferencijas laive, jeigu yra tokia būtinybė. Taip pat organizuoti kitus renginius, ir derinti poilsį, salų pažinimą su įmonės renginiais. Taigi, kokiagi kruizų kompanija ir koksai yra laineris, su kuriuo yra organizuojami šie kruizai. Taigi mūsų kruizai yra vykdomi su Celestial Cruises kompanija, Celestial populiariausių graikų kompanijų, Europoje jau 26 metus organizuojanti kruizus Viduržemio jūroje, nekartą yra apdovanota už aukšto lygio kruizų programų organizavimą bei aptarnavimą.
Pats laineris tai yra Celestial Olympia, tai yra vienas didžiausių Celestial Cruises laivų. Laineris buvo visiškai atnaujintas 2005 metais, siūlo netgi 725 kajutes, kuriuose talpina 1450 keleivių. Na, o keleivių patogumų ir įvairiausios salės poilsiui, taip pat yra 2 restoranai, o vienas iš jų 4-ame denyje yra įkurtas netgi La Carte restoranas, nors maistas yra gana panašus į maistą tiekiamą pagrindinėme restorane. Taip pat yra vaikų žaidimų kambarys, parduotuvės, yra 2 baseinai, kurie yra su jūros vandeniu. Rankšluosčiai yra, atkreiptinas dėmesys, kad jų niekur negalima palikti, nes tuomet būtų skirta bauda. Laineryje taip pat veikia sauna, kurie galima naudotis nemokamai, sūkurinė vonia, spa centras yra, treniruoklių salė, medicinos personalas. Beje, atkreiptinas dėmesys, kad medicinos punkte visos paslaugos yra mokamos, konsultacija taip pat. Kaip jau minėjau, laive yra konferencijų centras, galima organizuoti įvairiausius renginius, yra netgi palidovinis telefonas, faksas, duty free parduotuvė, kol laivas plaukia. Kainos beje yra geros tiek tabako, tiek alkoholio, taip pat yra įvairiausių drabužių, kosmetikos, būna graikiškų produktų pristatymai. Na, o 5-ame denyje vyksta vakaro pasirodymai, yra kazino, veikia 3 barai. Yra disko baras, kuriame vyksta šokiai pagal kubietišką muziką, baras su gyva muzika, taip pat dar vienas ramus baras su stikliniais langais, tokiam ramiam pasisėdėjimui. Laive yra kalbančio personalo, tiek rusų, tiek anglų kalba, susikalbėti tikrai lengvai įmanoma. Taigi, kaip reikėtų pakliūti į šį nuostabų lainerį. Girdžiu, kad kažkas rašote, kad yra problemų su garsu. Šaunu. Taigi, ką reikėtų žinoti apie malonumus laive? Pirmiausia, po atostogų Kretos viešbutyje reikėtų išsiregistruoti iš viešbučio ir tuomet turistai yra atvežami į Herakliono uostą, kur pasitinka juos testuro atstovai ir perduoda kruizo dokumentus. Patikroje į patį laivą darbuotojai užrašo pasų duomenis ir patikrina bagažą. Beje, reikėtų įspėti turistus, kad jeigu jie vežasi lygintuvą, plaukų džiovintuvą, moterys kartais vežasi plaukų tiesinimo arba garbanojimo žnyplės, įvairiausias modeliavimo priemonės, visą tai reikės palikti tikrinančiam asmeniui, tikrai neprasiveš lagamine, nes skaneris pradeda pipsėti, kad yra tokių daiktų ir darbuotojai tuomet sustabdo keleivius. Taigi, šie daiktai yra atiduodami prižiūrinčiam personalui ir po kruizo tuomet jie yra grąžinami atgal. Tikrai nepamirš turistai, nes išsiregistruojant iš laivo mato, kas buvo palikta, kas buvo nesumokėta už kokias įvairiausias paslaugas ir taip toliau. Taigi, maždaug 9:55 prasideda registracija jau pačiame laive, tai yra įėjimas į patį laivą. Kaip ir viešbučiuose patikrina dokumentus ir atkreiptinas dėmesys, kad kelioniai į kruizus po Graikijos salas yra būtinas pasas, ne ID kortelė, taigi keliautojams veidas, yra išduodama nauja kortelė, kortelės nuotraukos nesimato, bet jinai matosi lainerio darbuotojams ir pasas yra pasiemamas, kol vykdomas kruizas. Ta išduota nauja kortelė yra kartu ir kajutės raktas bei gėrimų gavimas. Ekskursijos ir visi kiti įvairiausi pirkiniai taip pat yra galimi tik tai kortelė. Tai yra, kaip toksai naujas pasas suteiktas 4 arba 5 dienom. Svečiai norintys, ką nors įsigyti laive, į kortelę turi įnešti pinigų ir tik tada gali atsiskaityti. Pinigų į kortelę galima įnešti laivo registratūroje 2 būdais, arba grynaisiais, arba kreditinė kortelė. Pinigų likutis iš kortelės yra grąžinamas išsiregistruojant iš laivo. Prieš paskutinę kruizo dieną kiekvienai kajutei yra pateikiamas, kiek kruizo metu buvo pirkta ir suvartota, nurodyti gėrimai priklausantis temai, viskas skaičiuota, jie yra nemokami,
na, o kiti gėrimai, jeigu buvo pirkti, jie būtų už papildomą mokestį. Taigi šiaip jau atsiskaityti kreditinę kortelę yra patogiau, tai reiškia, tokiu atveju ta kreditinė kortelė yra pririšama prie kortelės, kuri yra dama naudoti laive ir taip galima nepergyventi dėl permokų įvairiausių, kaip atsiimti neišleistus įneštus pinigus ir taip toliau. Taigi, įsiregistravus į laivą, laive yra vykdomas instruktažas apie saugumą laive, yra keliautojai surenkami bare su liemenėmis, netgi suteikiama įvairiausia informacija. Na, išgirdus 7 trumpus ir 1 ilgą signalą, tai yra info, kad laive įvyko nelaimė ir reikėtų evakuotis. Bet yra suteikiama ne tik tai tokia, bet ir visa reikalinga informacija, taip pat informacija apie renginius vykstančius laive. Nors šios programos apie tai, kas vyksta laive, dažniausiai būna surašytos daily program laikraštyje, kuris kiekvieną dieną atkeliauja į kajutę. Kokios yra kajutės laive ir ką reikėtų atkreipti dėmesį? Kajutės yra tvarkingos, nors ir nedidelės, bet atnaujintos. Atkreiptinas dėmesys, kad kainos rezervacinėje sistemoje yra paskaičiuotos IC kajutės tipo, tai yra inside cabin, tai yra kajutė be lango, tačiau yra galimybė pagal atskirą užklausimą paskaičiuoti ir aukštesnės kategorijos kajutėje poilsį. Atkreiptinas dėmesys, kad yra kajučių, kuriuose lovos stovi nelygiai viena kitai, tačiau L forma, todėl tose kajutėse lovos negali būti sustumtos. Iš vidinių kajučių be lango, šios kajutės, kuriuose lovos stovi L forma, vadinasi IE kajutės tipo, ten telpa tik tai 2 asmenys, ten yra 2 vienvietės lovos, kurios stovi L raidės forma. Taip pat kajutėje yra vonios kambarys su dušu. Be šio kajutės tipo taip pat galima ir kajutės tipą IC arba ID, tai yra vidinės kajutės be lango, viena talpina 2 asmenys, tačiau lovos yra lygiagrečiai, o IC kajutė talpina maks iki 4 asmenų, gali būti 2 lovos apačioje ir 1 arba 2 lovos viršuje. Taip pat yra ir kajutės, kurios turi išorinį langą, tačiau jose taip pat gali būti, kad lovos stovi L raidės forma ir nesusistumia. Taigi, tokių kajučių tipai yra XE ir XS. Ten yra patalpinami 2 asmenys ir apačioje būtent ir yra 2 lovos, kurios stovi L raidės forma. Taip pat iš išorinių kajučių su langu dar gali būti toksai kajutės tipas XC, tai yra išorinė kajutė su langu, talpinanti maksimum 3 asmenis, yra 2 lovos apačioje, 1 viršuje, apatinės lovos gali būti sustumtos. Na, štai taip atrodo kaip ir nuotraukoje skaidrėse, tik tai dar turėtų būti langas šitoje vietoje. Išsamius kajučių tipo aprašymus jūs galite rasti mūsų tinklapyje, pasirinkę šalį Graikiją ir pažintinės keliones, priedą, kuris vadinasi svarbi informacija. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad jis tai yra užsisakę kruizas maitinimo tipų, viskas įskaičiuota, vanduo buteliukuose, kajutėse vis tiek yra už papildomą mokestį. Be šių kajučių taip pat yra ir aukštesnės kajučių, Junior Suite, tai yra su langu, didesnė negu ICID arba XCID, XD tipo kajutė. Kajutėje yra 1 erdvė, ją užuolaidą galima padalinti į 2 zonas, miegamojo ir svetainės. Miegamojo zonoje yra 2-vietė lova, o svetainėje yra 2-vietė išlankstoma sofa, kurioje gali miegoti arba vienas suaugęs asmuo, arba 2 vienos lyties vaikai iki 6 metų. Šitos kajutės trumpinys yra SJ, Junior Suite. Tai yra kajutė esanti su langu. Taip pat iš aukštesnės kategorijos kajučių gali būti balcony suite, tai yra kajutė su balkonu, jos trumpinys yra SB, kaip balcony suite, tik tai S raidelė priekyje, arba gali būti dar vienas kajutės tipas, tai yra grand suite. Trumpinys jos yra SG, ji būtų su langu ir su balkonu. Taigi tiek apie kajutės, kągi reikėtų žinoti apie maitinimą
kruizo metu. Atkreipimas dėmesys, kad asmenims iki 18 metų yra priskiriamas paketas be alkoholinių gėrimų, netgi jeigu jie ir perka kruizą su maitinimo tipu, viskas įskaičiuota. Galimi maitinimo tipai laive yra full boardas arba viskas įskaičiuota. Full boardas tai yra maitinimas 3 kartus per dieną, visi gėrimai yra už papildomą mokestį, o all inclusive tai yra maitinimas plus įskaičiuoti gėrimai. Na, į paketą su alkoholiniais gėrimais yra įtraukti alkoholiniai gėrimai, kurie yra patiekiami stiklinėse, taip pat gaivieji gėrimai, kurie yra patiekiami stiklinėse, taip pat pilstomas alus ir kokteiliai, kurie yra pažymėti baro meniu, dienos kokteiliai ir visi nealkoholiniai kokteiliai. Vynas taip pat įskaičiuotas į viskas įskaičiuotą sistemą, tas, kuris yra patiekiamas stiklinėse, taip pat įskaičiuotas yra likeris ir aperityvas, tie, kurie yra nustatyti kruizo administracijos. Kava arbata yra įskaičiuota, kuri yra nurodyta baro meniu arba gali būti speciali dienos kava. Atkreiptinas dėmesys, kad yra taikomas nuolaidos, užsakant buteliais vyną, šampaną, mineralinį vandenį arba pažymėtus kažkokius specialius baro meniu. Į paketą be alkoholinių gėrimų yra įtraukti gaivieji gėrimai patiekiami stiklinėse arba kava arbata, kuri yra nurodyta baro meniu. Taip pat yra taikomos kažkokios nuolaidos, užsakant mineralinį vandenį arba kitiems pažymėtiems gėrimams baro meniu. Vanduo bei kiti gėrimai, kurie yra tiekiami buteliuose, jie visada yra už papildomą mokestį. Na, maitinimo gėrimų suteikimo tvarką bei valgiaraštį nustato pati kruizo administracija ir ši tvarka taip pat gali būti keičiama administracijos nuožiūra. Yra ir įvairiausių kitų sąlygų, kurių laive yra tam tikra specifika, lyginant su atostogomis viešbutyje. Pavyzdžiui, gėrimai nepriklausomai nuo paketo, ar įsigytas yra su alkoholiniais gėrimais ar be alkoholinių gėrimų, teikiami tik tai asmeniniam naudojimui. Pavyzdžiui, svečiai kitam asmeniui negali paimti, atnešti alkoholinio arba kito gėrimo, tik tai savo. Svečiai taip pat gali užsisakyti vieną gėrimą su viena kortele. Taip pat gėrimai yra patiekiami tik tai barų veikimo valandomis, tai barai pas juos veikia iki 2 valandos, o kitomis valandomis visi gėrimai yra už papildomą mokestį. Už papildomą mokestį taip pat yra ir premium klasės gėrimai. Visi gėrimai yra patiekiami stiklinėse ir, kaip jau minėjau, draudžiama imti vienas gėrimas stiklinėje. Nesilaikant šitų reikalavimų, kortelė yra blokuojama, o alkoholiniai gėrimai yra patiekiami tik tai asmenims nuo 18 metų. Taigi, laive yra išduodama kortelė pagal užsakytą maitinimo tipą. Užsakant gėrimus yra prašoma. Kruizo metu taip pat yra prašoma pasirašyti baro sąskaitas už paimtus gėrimus, tuomet, kad paskutinė atsiskaitimo dieną nekiltų klausimų, kodėl sąskaitoje atsirado vienos ar kitos sumos. Gėrimų meniu šiaip jau laive yra labai platus. Šiuo klausimu praktiškai galima matyti, kad laive all inclusive yra lygu ultra all inclusive, nes yra įskaičiuoti tokie gėrimai kaip Camparis, Jim Beamas, Baileys ir panašiai. Gėrimų kainos papildomos yra skelbiamos laive. Svarbu atkreipdėmėsi, kad kiekvienam keliautojui yra duodamas vienas gėrimas ir nemokamai į viskas įskaičiuotą sistemą yra įskaičiuoti gėrimai, kurie yra patiekiami stiklinėse, o ne buteliuose. Yra siūlomi 2 maršrutai. Ionika Aegean 3 nakvynių ir Ionika Aegean 4 nakvynių. Ionika Aegean 3 nakvynių maršrutas prasideda ketvirtadienį ir tęsiasi iki sekmadienio, o Ionika Aegean 4 nakvynių prasideda sekmadienį ir tęsiasi iki ketvirtadienio.
Taigi, kaip jau minėjau, norint užsakyti 4 nakvynių kruizą, reikia rinktis poilsį Kretoje, kuris yra 9 arba daugiau nakvynių. Patys maršrutai, jie prastai identiškai, Kretos išplaukiama į Santorinio salą, tada į žemyninę Graikijos dalį, į Pirėjos uostą prie Atėnų. Toliau yra lankoma Mikono sala, Kušadasis, Patmos sala. Ir jeigu tai yra trumpasis maršrutas, tuomet yra grįžtama į Kretą, jeigu tai yra ilgasis maršrutas, tuomet dar yra Rodo sala ir į Kretą yra grįžtama 1 dieną vėliau. Kaipgi šie maršrutai atrodo žemėlapyje? Abu maršrutai prasideda nuo Kretos, nuo Herakliono, yra aplankomas Santorinis, Atėnai, Mikono sala, Kušadasis, Patmos sala ir pirmojo maršruto grįžtama atgal. O jeigu yra maršrutas, kuris yra dar 1 nakvynė ilgesnis, tai aplankius visą tokį patį maršrutą po Kušadasio dar yra plaukiama į Rodo salą ir grįžtama 1 dieną vėliau į Kretą. Kokiegi yra lankomi objektai? Pirmasis lankomas kruizinių kelionių metu, tai Santorinio sala. Sala yra nutolusi apie 120 km nuo Kretos. Šita vulkaninės pusmėnulio formos sala vilioja turistus, poilsiautojus unikaliais kraštovaizdžiais, baltais namukais, labai gražiais saulėlydžiais. Beje, atkreiptinas dėmesys į tai, kad salą suformavęs vulkanas iki šiol yra aktyvus. Salos gyvenvietės yra pastatytos ant labai aukštų skardžių, tad iš kruizinio laivo krantas yra pasiekiamas valtimis. Iš anksto iš registratūros reikia pasiimti valties numerį, kuria yra į salą, ir turistai renkasi viename iš barų ir ten sako, kokios valties keleiviai ruoštųsi eiti. Taigi viskas trunka pats plaukimas maždaug apie 10-15 minučių, tada funikulieriumi yra į kalną link Fyros miesto. Patį funikulierių sudaro 6 kabinos po 6 asmenys ir kelia maždaug kas 10 minutėlių. Pats kelimasis, jeigu tik tai pats kelimasis, tai jis užtrunka maždaug apie keletą minučių. Taigi grįžti galima bet kada, kateris stovi ir surenka žmonės, svarbu parodyti savo kortelę, savo naująjį pasą. Pačioje Santorinio saloje yra 2 tokie didieji gražūs miestai, yra Fyros miestas, antras pagal dydį, tačiau pačių gražiausių yra laikomas Oja miestas, tačiau iki jo reikia važiuoti apie 45 minutės autobusu. Tad jeigu nuspręstų turistai aplankyti abu miestus, liktų nedaug laiko pačiame Oja miestelėje, todėl galbūt rekomenduotume mėgautis vaizdais iš mažesniojo Fyros miestelio. Pačios Santorinio salos gyventojai verčiasi turizmu, taip pat žemės ūkiu, pemzos eksportu. Iš pemzos yra gaminamos statybinės medžiagos, o kasmet net po 2 milijonus tonų pemzos iškeliauja į įvairiausias pasaulio šalis. Santorinio gyventojai beje yra labai religingi žmonės, gyventojų čia yra apie 12 000. Ir praktiškai kiekviena šeima turi nuosavus maldos namus, tai yra cerkves, kurių saloje yra net apie 5 000. Taigi aplankius Santorinio salą, plaukiama į Atėnus, anksti ryte plaukiama apie 6 val. Ryto, pusryčiai prasideda nuo 5:45, taigi jeigu išlipama Atėnuose, pusryčiams lieka gana nedaug laiko. Teisingiau plaukiama į Pirėjos uostą, kuris yra įsikūręs 8 km nuo Atėnų. Jis yra laikomas didžiausiu ir svarbiausiu šalies uostu. Uosto klestėjimas žinomas jau nuo senų laikų, o pati patraukliausia ir aktyviausia yra Zėja Marina. Tai yra rytinė uosto dalis, kurioje yra įsikūrę restoranai, barai, taip pat ir naktiniai klubai. Taigi 6 val. Ryte yra atplaukiama į Pirėjos uostą, yra šiek tiek laisvo laiko, prisišvartavimas tokiu atveju vyksta tiesiai uoste prie krantinės, taigi laivelių išsikelimui nereikia. Ir laivo darbuotojai veda į autobusą keliautojus per uosto teritoriją ir grupę perduoda gidui. Tie turistai, kurie nori važinėti savarankiškai, tuomet turėtų nusigauti iki Atėnų miesto, o po miestą jau galima važinėti su taip vadinamais hip-hop autobusais.
kurie organizuoja apžvalginės ekskursijas, kur galima įlipti ir išlipti į autobusus. Na, šie autobusai kainuoja maždaug apie 16-18 eurų, o ekskursija po patį Akropolį kainuoja apie 20 eurų. Ekskursijos su gide metu, jinai pasakoja per ausines, taigi yra labai patogu, galima nutolti šiek tiek toliau nuo gidės, pasidaryti gražių nuotraukų. Taigi Atėnai Graikijos sostinė, didžiausias, vienas seniausių Europos miestų, kurio istorija yra skaičiuojama jau maždaug 3,5 tūkstančio metų. Maždaug apie 11 milijonų gyventojų gyvena Atėnuose. Čia ekonomikos pagrindą sudaro žemdirbystė, antroje vietoje jūrininkystė, trečioje vietoje turizmas. Taigi, sustojimo metu, jeigu užsakoma ekskursija, yra sustojimas prie Olimpinio stadiono, prie parlamento, galima pasižiūrėti, kaip keičiasi sargyba, jeigu pataikoma, ir yra aplankomas Akropolis, vėliau vėlgi grįžtama yra į laivą. Tas svarbu žinoti, kad svarbu grįžti į laivą 15 minučių iki jo išplaukimo. Taigi 6 valandą atplaukus į Atėnus, 10:30 yra jau susirenkama prie autobusų ir su gide grįžtama į uostą ir grįžtama į laivą. Išplaukiama iš Atėnų toliau, pietus yra laive. Ir maistas pakankamai geras, beje, laive, jeigu lyginti su viešbučiais, tai kruizinėme laive maitina maždaug taip kaip 4 žvaigždučių viešbutyje. 6 valandą vakare yra atplaukiama į Mykono salą, tai yra sala garsėjanti puikiais auksinio smėlio paplūdimiais, tai yra vadinama Malūnų sala arba Linksmybių sala. Na, o savo naktinių gyvenimų yra taip pat garsiai kaip ir Ibica. Į Mykono salą atvyksta ilsėtis kino žvaigždės, sportininkai, muzikantai, na, o banglentininkus vilioja net keli paplūdimiai šitoje saloje. Pagrindiniai salos miesteliai yra Chora ir Anomera. Chora dar yra kitaip vadinamas Mykono miestu, tai yra, jame yra įsikūręs salos uostas, tai yra ir sostinė. Šiame miestelėje galima pamatyti siauras gatveles su baltais namukais ir įvairiausiai linomis langinėmis, mediniais balkonais, na, pabrėžiančiais štai tokį Egėjo jūros stilių. Taip pat miestelėje yra daugybė krautuvėlių, daugybė įvairiausių tavernų, suvenyrų parduotuvėlių. O Anomera yra daugiau tradicinis istorinis miestelis, įsikūręs beveik salos centre, 8 km nuo Choros miestelio. Ir miestelio įžymybė yra 16 amžiaus Panagija vienuolynas. Na, saloje taip pat yra ramesnių poilsio oazių, labai gražių paplūdimių, kuriuose galima ilsėtis ištisą savaitę. Na, taigi saloje puikiai dera tiek kultūrinis palikimas, vaizdingas kraštovaizdis, mažyti miesteliai baltais nameliais bei triukšmingas naktinis gyvenimas. Iki Mykono salos, kaip jau minėjau, laineris atplaukė 16 valandą vakaro, švartuojasi tiesiai uostą, taip pat kaip ir Pirėjos uoste. Na, išlipa pirmiausia visi, kas yra įsigiję ekskursijas, o jau tada pavieniai turistai. Prie laivo atvažiuoja vietiniai autobusai, kurie nuveža iki centro vos per kelias minutės. Na, sala išties yra labai graži, labai balta, dar baltesnė netgi negu Santorinio sala, viskas labai jaukiai sutvarkyta, netgi grindinys atrodo plytintas iki balto blizgumo. Kavinės taip pat jaukios, gražios, žmonės besišypsantis, atsipalaidavę, stilingi, beje, saloje yra daugybė butikinių parduotuvių, galerijų ir panašiai. Na, tiesiog kaip mažoji tokia Venecija ir labai labai tvarkinga. Beje, kainos taip pat nesikandžioja. Vidinė Coca-Cola kainuoja 1 euras, vanduo 50 eurų centų, alaus bokalas 2 eurai. Kavinėse truputėlį brangiau, graikiškos salotos 7-9 eurai, antras patiekalas gali kainuoti apie 15-20 eurų. Taigi 23 valandą vakaro yra išplaukiama iš Mykono salos ir yra plaukiama Kušadasio link. Laive vyksta vakarienė, taip pat yra nakvojama. Kušadasi tai jau yra turkiškas, taigi yra galimybė palyginti graikiškas salas, na ir truputėlį kitokį įgyvendintą
Kušadasi. Pats Kušadasis išvertus iš turkų kalbos reiškia sala. O šiaip jau šitas miestas dar yra vadinamas muziejumi po atvirų dangumi, nes čia yra iki mūsų dienų išsilaikiusių įvairiausių architektūrinių paminklų. Kušadasio simbolis yra pilis tvirtovė, kuri yra įsikūrusi saloje. Sustojimas Kušadasyje yra taip pritaikytas, kad būtų patogu aplankyti istorinį Efeso miestą, Rajomatę. Taigi 7 val. Ryto yra atplaukiama į Kušadasį, yra skiriamas šiek tiek laisvas išvartavimas tiesiai į uostą, laivelių čia nereikia. Ir atvykus į Kušadasį galima vaikščioti po patį miestą, kadangi uostas yra įsikūręs pačiame Kušadasyje, arba vykti į ekskursiją iki Efeso miesto, kuris yra įsikūręs maždaug už kokių 15 km nuo Kušadasio. Taigi, sustojimas Kušadasyje ir vėliau yra išplaukima iš jo ir 13 val. Atplaukima į Patmos salą papietavus. 13 val. Yra išplaukiama iš Kušadasio, tuomet laive vyksta pietus ir Patmos saloje jau yra būnama apie 16 val. Vėlgi prisišvartuojama prie Patmos salos, visi renkasi viename iš barų ir tenai yra pasakoma, kokios valtis eiti, kadangi iki Patmos salos taip pat yra plaukiama valtelėmis. Iš anksto registratūroje reikėtų pasiteirauti, koks bus valtelės numeris. Taigi per 10 minutėlių yra perkeliama į Patmos salą. Sala yra labai graži, ko gero viena gražiausių Dodekanėso salyno salų ir saloje viskas yra pritaikyta turistams. Taksi už maždaug 30 eurų galima aplankyti pagrindinės salos vietas, tik tai į saloje esantį žymų vienuolyną galbūt rekomenduočiau važiuoti autobusu, nes iki jo reikia važiuoti maždaug apie 30 minučių ir kaina autobusu yra 2,5 euro į vieną pusę iki vienuolyno. Praktiškai galima rekomenduoti turistams, jeigu nori vykti ir autobusu, nes tai yra pakankamai nesudėtinga. Miestelis yra mažas, galima netgi ir pėstute apibėgti. Taigi, šiaip jau apie visas savarankiško keliavimo galimybės laive papasakoja turistams, tad visada galima rinktis, ar pirkti ekskursiją, ar keliauti po salą, po miestelius savarankiškai. Taigi, Patmos tai yra nedidelė, bet gražiausių Dodekanėso salyno salų, labai dažnai dar yra vadinama Egėjo Jeruzalė, būtent čia apaštalas Jonas parašė atradimų knygą, dar taip vadinama Apokalipsė. O Švento Jono garbei yra pastatytas vienas įspūdingiausių salos objektų, tai yra Patmos vienuolynas, kuris saugo didžiulį lobyną ir ikonas, ir šventųjų daiktus, taip pat įvairiausias brangenybės ir bažnytinių relikvijų kolekcija. O vienuolyno bibliotekoje yra saugomi rankraščiai, dokumentai ir senos retos knygos, kurios yra laikomos vienomis svarbiausių Graikijoje. Didesni ir žymesni miesteliai Patmos saloje yra Chora ir Skala. Chora tai yra senovinis miestelis prie Švento Jono vienuolyno, pasižymintis tokiu labiau tradiciniu Egėjo stiliumi. Miestelėje taip pat yra daug restoranėlių, barų, parduotuvėlių, kur galima linksmai leisti laiką. O Skala tai yra salos uostas ir didžiausias miestas, jame yra įsikūrę daugiau tokie autentiški restoranėliai ir krautuvėlės. O vakarais pramogą siūlo įvairūs barai ir klubai. Gaila, kad 21 val. Vakare jau yra išplaukiama iš Patmos salos, nes čia būtų ką veikti ir iki nakties vėlumos. Išplaukus iš Patmos salos yra arba grįžtama į Kretą, o jeigu tai yra ilgesnė kelionė, tuomet nakvojama lainerėje ir atplaukiama į Rodo salą. Rodo sala yra, gero, viena populiariausia atostogų salų Graikijoje, net patys graikai čia atvažiuoja iš žemyninės dalies atostogauti. Tai yra pati didžiausia Dodekanėso salyno sala, tokios strėlės angalio formos, beveik 80 km ilgių ir 38 km pločio. Sala labai senai apgyvendinta, nors prie 1948 metais. Pats Rodo miestas yra labai gražus, padalintas į 2 dalis, į senamiestį ir naujamiestį. Senamiestis yra apsuptas sienų, yra viena didžiausių ir geriausiai išsaugotų Europos viduramžių kolonijų.
Šioje riterių tvirtovėje kasmet yra rengiamas riterių paradas. Naujamiestyje visada yra gausu turistų, parduotuvių, kavinių, kultūrinė veikla taip pat yra išplėtota. Berodo miesto saloje taip pat yra labai gražus išsilaikęs Lindos miestas, pastatytas amfiteatriniu stiliumi, čia yra taip pat daug baltų namelių, labai gražus tokie vidiniai kiemeliai, siauros gatvelės grįstų grindinių ir pastatytas didžiulė tvirtovė viršuje. Be Akropolio, kurį galima pasiekti tiek pėstute, tiek ir pasinaudojant asiliuko paslaugomis, galima aplankyti ir Lindos teatrą, kuris yra išpjautas saloje, taip pat yra labai gražus rezervatas. Į Rodo salą yra 7 val. Ryte, išplaukimas yra 18 val. Vakare, taigi visa diena pažinti Rodo salai, net ir keliaujant savarankiškai po šią salą, per tiek valandų įmanoma labai daug ką pamatyti. Atplaukus paskutinę dieną parodo, arba jeigu užsakys pirmąją kruizo programą, tai po Patmos salos yra atplaukimai į Herakliono oro uostą. Svarbu atkreipti dėmesį, kad kajutes reikia palikti iki 8 val. Ryto. Mūsų turistai nuo lainerio yra nuvežami į oro uostą. Jeigu jie nėra ekskursijos paskutinį dieną, tai juos tiesiog palieka oro uoste ir tuomet yra laisvas laikas, kadangi mūsų skrydis yra 17 val. Vakare. Ką gali veikti turistai tą paskutinę dieną? Yra galimybė palikti savo bagažą oro uosto saugojimo kambaryje ir tada galima arba savarankiškai keliauti iki Herakliono, jis yra visai netoli nuo oro uosto, arba galima užsisakyti ekskursiją į vandens pramogų parką Water City. Tokiu atveju turistai taip pat yra vežami į Herakliono oro uostą, ten bagažo saugojimo kambaryje palieka savo ir tada yra dar trumpas sustojimas prekybos centre, iki kol atsidaro vandens pramogų parkas ir tada yra leidžiamas laikas vandens pramogų parkai ir turistai paimami iš vandens pramogų parko ir vežami į oro uostą priklausomai nuo to, kada yra jų skrydis. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad šitą ekskursiją paskutiniai dienai galima užsisakyti tik tai iš anksto, rezervuojant kelionę dar Lietuvoje. Ekskursijos kaina sutartyje atsiras po to, kai testų rezervacijų ir konsultacijų teikimo skyriaus vadybininkės pridės šitą ekskursiją sistemoje. Taigi, darant kruizo užsakymą, agentas turėtų pastabose įrašyti, jeigu jisai nori užsisakyti šitą ekskursiją į vandens pramogų parką. Ekskursijos galimos tiek ketvirtadieniais, tiek sekmadieniais į vandens parką ir kainuoja 55 eurai suaugusiam ir apie 30 eurų vaikams iki 12 metų. Vaikams iki 4 metų šita ekskursija yra nemokama. Na, o jeigu kalbėti apie ekskursijas, kurios vienoje saloje, jos yra už papildomą mokestį, gali būti organizuojamas rusų, anglų kalba ar kažkokiamis kitomis kalbomis, priklausomai nuo to, kokia grupė laive esančių turistų susirenka. Na, jeigu užsisakyti visas ekskursijas kruizo metu, jos kainuotų maždaug apie 280 eurų asmenį. O bagažo saugojimo įkainiai oro uoste iki 6 valandų saugojant, didelis lagaminas kainuoja maždaug apie 6 eurus, vidutinis 5 ir mažas lagaminas. Laikas yra nuo 6:30 ryte iki 22:30 vakare. Taigi, reikėtų turistus, kad yra dar šitų papildomų išlaidų kruizo metu. Na, o išties puikus reginys. Mūsų testūro darbuotojai, kurie lankėsi šitame kruize, labai rekomenduoja, siunčia pačius geriausius atsiliepimus, pačius geriausius linkėjimus. Taigi, linkiu keliauti ir jums patiems ir po Graikijos salas. Ir šiandien tiek ir susitikimų kitose.